Sveiki vaikai! Šiandien pratęsime mokymąsi apie Lietuvos miestus ir miestelius. Taip pat toliau kalbėsime apie raidę Z ir garsą Z. Pradėkime. Mums prireiks trečiojo vadovėlio. Skaitysime iš žodynėlio. Zapyškis, miestelis Kauno rajone. Zarasai, miestas. Zervynos, kaimas Varėnos rajone. Zibalai, miestelis Širvintų rajone. Štai čia matote Vidos Plentaitės parengtą mokomąjį lietuvių kalbos rašybos žodynėlį. Jis skirtas 1–4 klasių mokiniams. Perskaitęs, nurašyk žodynėlio ištrauką. Gal tavo apylinkėje yra vietovardžių, kurie prasideda Z raide. Surašyk juos. O dabar norėčiau paskaityti tekstuką pagal Bronių Kviklį Zapyškio bažnyčia. Zapyškis labai senas miestelis, įsikūręs ant Nemuno kranto, netoli Kauno. Padavimai sako, kad Zapyškis jau buvęs Vytauto laikais. Tada didysis kunigaikštis ir pastatęs bažnyčią. Ši Zapyškio bažnyčia viena seniausių Lietuvoje. Jos sienos storos, kai kuriuose vietose net iki 1 metro. Stogas labai status. Įdomi istorija pasakojama apie bažnyčioje esantį Marijos paveikslą. Jį Nemunu atplukdęs elnias ant savo ragų, kurie ir dabar kaba bažnyčioje prie vargonų. Jei kada važiuosi su tėveliais pro Zapyškį, užsuk į senąją bažnyčią. Prisimink, gal žinai daugiau Lietuvos miestų, kaimų, upių ar ežerų pavadinimų, kuriuose yra Z garsas. Dabar keliausime į pratybų sąsiuvinuką. Atsiverskite jį ir padirbėsime atlikdami 4 užduotį. Raides Z didžiąją ir Z mažąją lengvai išmoksi rašyti, nes jos tokios pat kaip ir Ž, tik be paukščiukų. Parašyk šias raides ir žodžius. Dėmesio, noriu priminti svarbią taisyklę. Miestų ir kaimų pavadinimus, taip kaip ir žmonių bei gyvūnų vardus, rašome didžiąja raide. Dabar keliaukime į 5 užduotį. Vienos mokyklos pirmokai rašė draugams laiškus. Miestų ir kaimų pavadinimus jie surašė lapeliuose, paskui rašė rašinėlį. Padėk jiems. Apžiūrėkime vokus, kuriuose parašyti įvairiausi žodžiai. Taigi, laiškai mūsų draugams. Mūsų laiškai skrenda į Kauną. Kaip atrodo, kokį toliau rašysim žodelį? Į Dzūkus, į Alytų, į Zarasus, į Simną, į Uteną, į Želvą ir į Žagarę. Pasistengkite parašyti be klaidų.
Dar norėčiau, kad atsiverstumėte savo antrąjį vadovėlį ir išmoktumėme skaityti. Zarasai į Zarasus, Zervynos, Zapyškis, Zigmas, Zuzana, Zuzana, Kazytė, skaityti, prisimink, prasideda. Istorija, kurią skaitysiu, vadinasi žaidimas. Atidžiai paklausykite ir pasekite. Kazytė ir Zigmas vyksta pas senelę Zuzaną. Į Zarasus toli. Jau sutemo. Knygą skaityti tamsu. Zigmas sako Kazytei: prisimink kokį nors pavadinimą, kuris prasideda Z garsu. Zarasai, greitai sako sesutė. Zigmas, Zervynos. Kazytė, Zapyškis. Zigmas, Gal berniukai padėtų Zigmui, o mergaitės Kazytei? Pamėginkite prisiminti daugiau vietovių pavadinimų, kurios prasidėtų Z garsu. Ką tu veiki autobuse ar traukinyje, kai kelionė būna ilga? Na, o dabar rimta galvosukinė užduotis. Pažiūrėkite ir pamėginkite perskaityti 2 mergaičių ir 2 berniukų vardus. Kas čia galėtų būti pasislėpę? Nagi, manau, kad jau perskaitėte. Zita. Tinka? O gal dar kitą rasite? Padirbėkite savarankiškai. Sėkmės!